Labas. Norėjau pradėti nuo norai pilosi, bet čia projektas gyvenimas keičiasi. Tai toks kaip ir realybės šou, kuris neturi jokio scenarijaus. Tai yra jūs, žiūrovai, dažniausiai trečiadieniais 8 val. Kažkas iš jūsų turi tokį šansą pakliūti šitą realybės šou ir tiesiog eterį mes įsiaiškinam, kokie tarkaunai jūsų galvoj trukdo jums gyventi, kažkiek padaram kažkokius tai technikas pratimus ir tada savaitėj gaunat namų darbų, kuriuos reikia vykdyti. Po savaitės susitinkam, aptariam visus reikalus, kaip kas pasikeitė jūsų gyvenime, vėl pamažinam tarkaunų kiekį, duodam namų darbus ir taip, kol jūsų gyvenimas sako, okei, man užtenka, aš laimingas, daugiau nieko aš ten gyvenime kol kas ir nebenoriu. Taip pat šiandien prasideda naujas sezonas, antrasis jau sezonas. Pas mus labai įdomi dalyvė, lietuvaitė, kuri gyvena, atspėkit kur, Madagaskaras. Tai netgi ne Madagaskarė, aš šalia Madagaskaro. Dauguma iš jūsų net nežinot, kur tas yra Madagaskaras. Apie jį tikriausiai girdėjot iš pingviniukų multikų, bet realiai štai, kol nepradėjau keliauti po Afriką ir nebuvo tikslo pakliūti į Madagaskarą, irgi nežinau, kur ta randasi šalis. Iš pradžių galvoju, kad tai šalis. Čia pasirodo yra sala. Taip pat pasirodo lietuvaičių mūsų yra įsibaisiusių po visą pasaulį. Bet aš galiu kalbėti vienas ilgai ir įdomiai, bet laikas jungti pokalbį mūsų dalyvę antro sezono pirmą. Taip, va. Labas vakaras. Labas. Taip, tai gal trumpai tada prisistatyk. Tokie, iš kur tokiais pagrindiniais šitais elementais. Tik tiek, kad, mielieji, aš Afriko randuosi, Rasa randasi Madagaskarė, tai dėl ryšių kokybės. Prie Afrikos. Patys suprantat, kad tokiose vietose randamės, kur tikriausiai suprasit ir užjausti nereikia, bet į tai atsižvelgsit. Svarbu, kad būtų geras garsas ir kad gyvenimai keistųsi. Taip pat vėl. Rasa, kalbėk, nes mane reikia stabdyti, čia galiu šnekėti be galo. Būtų vienodi. Ką, mano vardas Rasa, šiaip iš Lietuvos, po to gyvenau Amerikoje 19 metų ir va, šįmet sumaščiau, nežinau kodėl, iš tikrųjų nežinau konkrečiai kodėl, tiesiog žinau, kad turiu čia būti. Atvažiavau iš pradžių, ta prasme, San Mary saloj prie Madagaskaro, jinai priklauso Madagaskarui. Tarp kitko, Madagaskaras yra valstybė. ir ką norėjau sakyti, atvažiavau iš pradžių apsižiūrėti, atvažiavau atostogų balandžio mėnesį, atvažiavau 2 savaitėm, tiesiog negalėjau išvažiuoti, prasitęsiau dar 2 savaitės. Po to grįžau, sakiau, susitvarkysiu Amerikoje ir tada grįšiu vis tiek atgal. Ir grįžus į Ameriką tiesiog, nežinau, aš tiesiog negalėjau ten būti. Aš žinau, kad aš turiu grįžti atgal. Tai va taip ir atvažiavau, skaityk, be kapeikos, ta prasme, kažkiek turėjau, bet va atvažiavau ir einu. Pas man yra toks klausimas, jeigu ta prasme, jautei sielą, atvažiavai ir Madagaskarė patiko, tai ką veiki šitam projekte? Kaip ir viskas yra pavykę? Ta prasme, kokie yra, labiau, ta prasme, kokios yra užklausos arba kokie tikslai arba kokie norai? Nes čia žmonės ateina tam, kad pakeisti gyvenimus. Tu iš principo šiais metais pakeitai gyvenimą radikaliai. Ja, aš pakeičiau šiaip gyvenimą. Ir viskas atrodė, aš buvau tokia, atrodo, atsidarius, aš visiems sakiau, kad nėra baimių viską, bet aš kaip supratau, kadangi aš pasiekiau tą savo svajonę, kaip aš galvoju, aš turbūt per mažai svajojau, nors tada man atrodė, kad tai yra nepasiekiama. Ir nes mano... Rasa, aš tave pertrauksiu, kaip tik pabandysiu per tokius epizodus ir paaiškinti kažkiek tai ir teorijos. Esmė yra tame, kad mūsų protas ir mes turim visą laiką turėti kažkokį tai tašką, link ko einam. Negali būti viena svajonė. Už jos turėtų būti sekantis ir dar sekantis. Jos galbūt gali būti ir neįgyvendinamos.
bet jos turi būti. Nes jeigu yra viena svajonė, tai yra pasąmonė yra tokia baimė, kad yra gyvenimo pabaiga. Pasiekiau tą, ką toliau, viso. Ir tada žmonės dažnai vien dėl tos baimės nepasiekia tos svajonės. Arba pasiekia, ta prasme, o tai aš tikėjausi, kad bus fainiau. Ta prasme, mane apgavo. Iš to tai reikia visą laiką turėti tokį kaip ir dar kažką stipriau, dar galingiau, galbūt net nepasiekiama, neįmanoma, bet tas turi būti. Tada atėjus į tą tašką, kaip suprantu, nebus tos tuštumos tikriausia, kurią, kad ką tu jauti. Bet mažai, kaip tu supranti, kad ta prasme, kad... Užstrigau. Ar užstrigai, ar ta prasme kažkokia tuštumarkas, nes tiek tu mergaitė, tai pas jum žodžių apsakyti emocijom yra žymiai daugiau negu pas mus vyrus. Yep. Man yra kažkoks jausmas, kad aš kažkur užstrigau. Nes tikrai, kaip sakant, norėjau atvažiuoti į salą, atvažiavau, norėjau gyventi tokiam cozy name, gyvenu tikrai, cozy, man šitaip cozy kaip lietuviškai, jaukiam name, ne? Gyvenu šitam name, gyvenu ant vandenyno krašto ir, ta prasme, aš ką pastebiu, ta prasme, pinigai sustojate, nes aš kai buvau atsidarius, kaip aš ėjau link šitos svajonės, kai viskas buvo, kaip sakant, buvau atsidarius, taip, jeigu tiesiai šviesiai, visus kelius. Ir pinigai iš kažkur, aš net nežinau, iš kur jie atėjo, nes, aš visą gyvenimą neturėjau pinigų, pas man jų niekad nebuvo ir man šitą svajonę buvo dėl to nepasiekimo kažkokia tai. O tada pradėjo, tiesiog, nežinau, iš kur jie pradėjo eiti. Dabar man tiesiog viskas užstrigo. Ir gal aš iš jos net į salos turėsiu išvažiuoti, nežinau. Tai va. Ir kadangi aš jaučiuosi, kad aš užstrigau, dėl to ir man reikia pagalbos. Tai dabar užstrigimas, kaip tu galvoji, kur norai daugiau nesigeneruoja, ar? Iš tikrųjų, kaip aš stebėjau tavo pirmą projektą, pirmą laidą, pirmo projekto, ir ten vyriškis tada, kaip kalbėjo, man pirmą kartą aš pamačiau viziją tos didesnės svajonės, kad aš gyvenu labai tokiam prabangiam name, kažkaip ir man net buvo, aš tą svajonę pamačiau, tą viziją. Pamačiau, ko aš niekad anksčiau negalvojau, man pasidarė baisu. Tipo, man pasidarė baisu, kad aš labai to noriu, bet aš neįsivaizduoju, kaip tai gyvendinti. Tas kažkokia baimė, tokia pilnai net nemoka apsakyti. Biškai pertrauksiu. Aš tu Madagaskaro žinojai, kaip tai gyvendinsi? Ne. Mes niekada nežinom. O jeigu mes žinom, kad žinom, tada paprastai ten hebra, kur viršų sėdi, sako, supratom, iš labai pratingi, tuoj mes jums pataisysim. Ir jiems padarys dar kitaip. Nes ten iš viršaus jie žino geriausius variantus. Mes su smegenim tų variantų geriausių atrasti negalim. Ja. Dabar padarom taip, dabar įsivaizduok, kad dabar sekantis žingsnis tai yra, ta prasme, kažkoks tai namas, ten didesnis, prabangesnis, ta prasme, aplamai tą bendrą paveikslą tu matai? Matau. Apipieš, kaip atrodo, ką tu jauti. Aš jį matau iš vidaus. Bet iš principo, ar tu tą gali padaryti? Ja. Aš jį matau, kad iš vidaus, aš matau, kad tokie didžiuliai, tokie sukti laiptai ir aš tais laiptais leidžiuosi žemyn su tokio kažkokio prabangių chalato. Ar tai tavo, ar tai kažkoks, pavyzdžiui, prabangus? Mano. Aš žinau, kad tai yra mano ir net apačioje yra, ta prasme, aš matau, kad ten tarnaitė kažkokią valgį daro, kažką kambarius tvarko, kažkas tai tokio. Aš žinau labai gerai, kad tai yra mano. Jo. Tai bet tada kas kyla viduje, kaip apie tai galvoji? Kad gal įsivaizduoju, žinai, kad labai įdomi, aš pati savo, kaip atrodo, prieš kalbu, ką aš kalbėjau prieš kelis mėnesius. Kad, net žodžius pamiršau, krenta. Tavo giminės nebuvo. Kad toks, nežinau, ar čia
Kaip? Giminės nebuvo išbuožinti. 400 antro pasaulinio karo metu po karo. Nebandydamėte savo giminės Ne. istoriją. Bendrai aš nežinau, iš tėvo pusės ne. Iš tėvo pusės gali būti, iš mamos tikrai ne. Nieko bent jau nežinau. Iš tėvo pusės nesu tikra, bet iš ten gal. Nes grinai mano, ta prasme, ką matau, tai arba ką jaučiu ir žinau, tai kad giminė yra baimė. Ir grinai nesuturtais, Yeah. su gražiu namu. Ta prasme, kad tai kelia kažkokią tai pavojų gyvybei. Bet labai įdomi, atveju paprastai būna iš principo turtai, o tavo atveju grinai gražus didelis namas. Man dabar net eina širpai per krūtinę ypač. Tai pakartota prasme. Aš suprantu ir suvokiu, kad mano giminiai buvo įvykiai, kurie suformavo mano giminiai baimę gyventi gražiuose dideliuose namuose. Buvo giminių atstovai, kurie gyvendami tokiuose namuose nukentėjo. Ir netgi paaukojo savo gyvybės. Aš priimu visus šitos giminės įvykius. Ta kaina, kurią mes sumokėjom. Ir duodu jiems vietą giminės istorijoje. Kaip savijauta? Labai vibruoja. Kur kaupėsi ašaros, kažkaip dingo. Nieko nestabdyti, jeigu teka ašaros, jeigu Ne, jos tiesiog, aš pradėjau purti, turbūt išpurčiau. Ta prasme, ant pečių lengviau. Lengvėja. Kaip? Lengvėja va šitoj vietoj, lengvėja. Nes buvo labai krūtinė, labai buvo suėmę, dabar tasai lengvėja. Dabar galva suktis pradėjo. Nepasakiau, kad vandens pasimtum, pasidėtum šalia. Ir aš rašiausi atsinežus pamiršau. Tai nieko, biškį dabar atsikauk, prasikvėpuok, gali atsistoti, jeigu reikia. Aš to pačiu galėsiu biškį paaiškinsiu žiūrovam. Iš esmės, mes visi priklausom vieną ar kitą giminiai. Nesvarbu, kai sakys, aš iš vaikų namų, aš nežinau, nei mamos, nei tėtios. Fiziškai taip, energetiškai mes priklausom giminiai. Ir giminiai yra. Ir gerų dalykų, ir labai daug resursų, ir labai daug, ką galim pasimti, bet kartais būna ir gimorojų, aš jį vadinu. Ir tie gimorojai, mūsų regione yra labai aktualu išbuožinimas. Tai 309 metai, bet kokia atveju, tas antras pasaulinis karas, 40, 50 kažkelinti metai. Ir mūsų giminėje susiformuoja toks dalykas, kaip maždaug susiformuoja patirtis, kad turtai tai yra pavojinga. Ir po to įvykio giminės atstovams sekantiem nebeduoda praturtėti. Tam tikras lygis yra, maždaug skaito, kad tiek yra saugu, normalu, viskas bus gerai. Jeigu daugiau, mes turėjom tokią patirtį ir mes nuo jos nukentėjom. Ir tipo, būkit geri, tai tolimesnė giminės atstovai, tipo, nei velnio, jums daugiau negalim. Ir kai mes, ta prasme, dirbam su tematika, mes grįžtam į tuos įvykius ir juos, aš vadinu, išvalom arba sutvarkom, galim bet kaip pavadinti. Variantų yra įvairių. Čia buvo vienas iš technikų, kurių dar šitam kanale aš net nesu nei karto atskleidęs. Tai yra paprasčiausiai pripažinti, kad tai buvo ir duoti tam vietą. Nes yra šitas giminių arba sistemų įstatymų, irgi jau 2 metai žadu apie tai padaryti video, gal kažkada padarysim atskirą gal laivą tiesioginį ar video, arba galbūt netgi per šito projekto metu tokie visi dalykai atsiskleidžia. Ir matot pagal dalyvės reakciją, kad tai čia, ta prasme, nevaikiški dalykai. Ir kad tokius dalykus priimti, ta prasme, būna labai įdomus gyvenimo pasikeitimai. Ir dažniausiai būna į gerąją pusę. Kažkam greičiau, kažkam lėčiau ateina tie pasikeitimai. Nes mes šiuo metu turim mes galim tiek tai pataisyti, ištaisyti, išvalyti,
savo praeitus gyvenimus, savo gimines tik tiek, kiek tuo metu mes turim energijos. Ir tos įvykius, kiek grįžti po keletą kartų. Dabar pas Rasą kažkiek buvo energijos, jinai kažkiek sugebėjo pažiūrėti, sugebėjo pasakyti tas frazes. Galbūt po kažkiek laiko vėl tas dalykas išlis ir vėl kitas dalykas, galbūt kažkiek kiti dalykai išlis, gal nebeišlis, gal tas klausimas ir atsidarys. Ir ta prasidės gyvenime, kaip sako, balta juosta gyvenime. Jeigu šitoje vietoje galima sakyti, kad nesąmonė, taip nėra, aš čia vienas, aš viską padarysiu, velniopta giminė. Nei velnio, giminė, jinai veikia, mes tą giminę priklausom. Ir jeigu nupašyti, tas yra vadinamas giminės medis. At, pavyzdžiui, kiekvienam iš dešinės turi stovėti tėtis, padėjęs kairę ranką mum ant dešinio pečio. Iš kairės stovi mama, padėjus dešinę ranką ant kairio pečio, kairę ranką ant dešinio pečio, už jų stovi jų tėvelis ir mama. Ir taip eina. Vienas specialistai dauguma knygos reiškia, kad 7 kartos. Realiai mes buvom iki tų pačių akmens amžiaus žmonių, kur yra ilgos giminės ir visas tai dalykas įtakoja. Ar tai reikia valyti? Specialiai nereikia. Man kartais skambina žmonės į popsio, aš noriu, kad man visą giminę pravarytų. So, kam? Kokiu tikslu? Čia girdėjau, kad čia reikia valyti. Įmam per tikslus. Pas Rasą buvo kažkas tai, kaip ir norisi namo jau. Nes iki šiol jinai net bijojo pažiūrėti į prabangų namą. Buvo dar kitos svajonės. Dėjo kitos paprastos elementarios svajonės pervažiuoti į Madagaskarą. Sako, maladėts, moteriškė paėjo į priekį, davai duosim jai daugiau užduočių. Nes realiai, jeigu giminė yra ta prasme stovi, kuris stipresnė, arba kuri daugiau dirba ten dvasiškai, dar kažkaip tai, nes man tas žodis dvasiškai labai yra nuvalgtas ir nepatinka. Paprasčiausiai mes dirbam su savo gyvenimus. Tada giminė sako, atsirado įdomus mūsų giminėje fruktas arba atstovas, duokim jam užduočių, tiek jis turi energijos. Ir, pavyzdžiui, dirbant su tomis mano technikom, yra įdėtas ekologiškumo principas. Tai reiškia, jūs nepersistengsit. Nes mes su savo mokslininku arba savo specialistų rate buvo padarę tokių eksperimentų, kad vieną iš savo atstovą paguldėm į reanimaciją, po to reikėjo jį iš jo traukti. Po to svartam, kad persistengti irgi negalima, nes mūsų kūnai fiziniai, jie turi tam tikras apribojimus ir turi tam tikrą inertiškumą. To šitą vietą galima drąsiai padaryti tik tiek, kiek jums užteks energijos. Trumpai paaiškinau pradžiai, kaip dabar jauties. Gerai. Daug lengviau, aš net jaučiu, mano pečiai tik nusileido. Ta prasme, pamatysi, po dienos 2 tavo ir stotas bus kitas. Nes įtampa nusiėmė krūtinėje, kaip suprantu, ne? Mhm. Tai gali būti vienas niuansas. Gali suknelės pradėti kitaip, kaip sako, gulėti ant kūno. Nes labai pripratus, kad tavo pečiai į biškį į priekį ir nuleisti. Ir tada pagal tai perka suknelės. Kai pečiai pasitaisto, tas kepimai fasonai, jie kitaip pradeda ant kūno gulėti. Krūtinė tada biškį daugiau į priekį irgi atsida, nes tai šitų dalykų nenusėp, kad atrodo kartais, pavyzdžiui, klientės. Turėjo fainą suknelės, pasako, patavęs man suknelės nebetinka. Tai pasako, pas tau kūnas atsistoja visai kitaip ir plius tavo skonis pasikeitė, nes tu pradėjai savo leisti daugiau būti gražesnį. Nes moterim yra labai aktualu dar yra grožio baimė. Tai net surišta su viršsvoriu, su vėl kažkaip. Atsigavau? Atsigavau, šio, pilnai. Pasiruošus eiti toliau. Ir vėl dabar žiūrim į namą. Nes vėlgi irgi nereikia nustebti ir įsigąsti. Gali pasikeisti visai. Namas, tikslai, norai. Galiu pasakyti, kol dabar atdėjo, kol tu aiškinai. Aš kai važiavau į šitą salą, tai buvo, išvažiavau iš Amerikos rugpjūčio mėnesį, rugpjūčio pradžioj. Aš išvažiavau, būtent, kai tu pasakėjai, aš išvažiavau, aš jaučiausi kaip karalienė, mano stotas visas buvo tokia, žinai, visa, aš čia važiavau, aš čia su meru susitiksiu, pas mane tiek tokie planai buvo ir aš atvažiavau čia, kada aš įvykdžiau, kokios buvo mano užduotis gal. Ir aš dabar žiūriu, aš pasijutau būtent, aš vėl sulinkau. Va tas, kaip tu sakai, duoda išbandymą, čia labai teisingai dabar daeina dėl ko.
Ne, visų pirma, buvo tikslas, tu įgyvendinai viso, tipo, kas toliau? Toliau Yeah. mirtis ir toksai susigūžimas. Yeah. Toks lėtas susinaikinimas. Tikrai taip. Nu, o dabar to turi vėl, ta prasme, pasimatyti nauji tikslai. Yep. Vėl dabar pažiūrėk į tą namą. Man taip įdomu, aš taip gerai matau, man net užsimerkti nereikia. Nu, a kas viduj darosi? Kas vėl kyla? Aš matau marmurą, matau, kad grindys marmurinės ir taip sienos, tos palei tos laiptus marmurinė tokia Tai siena. labiau svarbu, ką tu jauti? Ką aš jaučiu, aš netgi taurę rankoje, kad rytas aš nešuosi taurę kažkokio kokteilio, nežinau ko. Ir kad aš girdžiu klausimą, nežinau, kas man sako, man girdžiu klausimą, taigi, žinai, tipo dar anksti, rytas aš sakau, nu ir ką? Ir, nežinau, o tą, ką aš jaučiu, ką aš žodžiu. Toks kažkoksai viskam, žinai, dzin, va tai va. Bet tokia va, žinai, va, kaip tu sakei, iš bajorų, kažkas tai tokia, va tokia. Jo, fifačka. O čia va, visai neš. 3 metų amžių buvo. Ar ta prasme, norėjai tokia būti ir tave nusodino? Aš norėjau būti, jo. Aplinka nusodino? Taip. Nu, ir maždaug 3 metų amžius susiformavo tokią psichologinę traumą. Turbūt tada, žinai, nu, va, tada sesė, jeigu 3 metų, nes pas mus 2 metų skirtumas su sesė. Ir aš buvau pirma, žinai. Gal tada man kažkas tai kali. Ne taip svarbu, tu dabar viską. Toks kaip ir noras perdėto pasirodymo. Nes į mane nieks nekreipia dėmesio. Aš norėjau būti matoma, girdima, bet buvau tokia pilka pelytė. Aš visą laiką buvau mažo ūgio, pas mane kompleksai va tie tokie visą laiką buvo. Bet turėjau labai didelę gerklę. Turbūt aš to išreiškiau balsu ir visą laiką labai daug kalbėjau. Tuo balsu išreiškiau, kad tą iškilimą kažkiek tai. Jeigu dabar grįžt laiko juostą atgal į vaikystę, kas kyla, kur kyla nuoskaudos? Jau jaučiuosi, ne? Aš taip jau. Aš galvau, kad aš tai esu labai pradirbus, bet turbūt reiškia ne viską. Nes aš vėl grįžtu į tą patį. Tu pradirbai tiek, kiek paskui buvo tada energijos. Dabar laukas žymiai didesnis. Ir žiūrovam. Realiai žiūrint mano videos, nesvarbu apie ką jie yra, čia yra laukas. Ir štai vietoj jūs galite jo naudotis. Aplamai pas mano aplink yra laukas, kai žmonės būna šalia manęs ir žino savo norus, jų gyvenimuose prisideda stebuklai. Taip pat, mėlyjei, kas norit, naudokit, kas nenorit, nenaudokit, aš jums perspėjau. Bet dabar tas pats irgi. Tu dabar esi šitam mūsų bendram lauke ir tu gali giliau pažiūrėti. Mes šitą viso reality show efektas yra, kad, ta prasme, jūs galite giliau įlys ir jau kažkas tai bus, jūsų siela ir jūsų visi žino, kad aš vis tiek jūs iš ten ištrauksiu. Tai jums nėra pavojinga. Kai vienas daro, tam pabiški viskas vyksta. Man labai įdomus jausmas. Ant ko pyktis didžiausias kyla? Mamai. Bet dabar labai įdomus toks jausmas, iš karto buvo tas žinai, va dabar kaip kalbėjau, kad žinai, mamai pyktis, kad aš mamai rankos negalėjau duoti, aš tik su tėčiu turėjau eiti. Bet kartu dabar iš karto toks kaip posne kažkokį kaip du aš ir kitas savo, kad tas vienas, kad, žinai, toks kaltinimas, o kitas sako, ne, kažkas čia dar kito yra ir nežinau, kas šiuo metu. Pasistatyk prieš save mamos siluetą. Aha. Mama, aš tau dėkinga, kad tu mane pagimdėjai.
kad tu mane Mama, aš tau išauklėjai. dėkinga, kad tu mane pagimdei, kad tu mane išauklėjai. Aš tave mylėjau, myliu ir mylėsiu. Aš tave mylėjau, myliu ir mylėsiu. Aš jau dabar didelė mergaitė. Aš jau dabar didelė mergaitė. Bijai būti didelė mergaitė? Toks įspūdis. Nori, kad ar mama už rankas vedžiotų? Ne. Ne? Nu gerai, kai mergaitė. Ir ačiū už tą viską, ką tu darai man. Ir ačiū už tą viską, ką tu darai man. Dabar aš jau pati galiu spręsti dėl savo gyvenimo, ką man daryti, kokius priimti sprendimus. Dabar aš jau pati galiu spręsti, ką man daryti ir savo priimti sprendimus. Man dabar dukra mano išeina. Atiduodu aš tau visus tavo įsitikinimus, visus tavo draudimus, kurie padėjo tavo gyvenime išlikti ir gyventi. Atiduodu visus aš tavo draudimus, įsitikinimus, pavyzdžiui, gyvenimo paveikslą, gyvenimo supratimą. Gyvenimo supratimą, kuris padėjo tau gyventi? Aš dėkinga tau už visą tai. Aš dėkinga tau už visą tai. Ir dabar aš priimu sprendimą. Gyventi savo gyvenimą. Ir pati priimti man tinkamus sprendimus. Ir pati savo leisti priimti savo tinkamus sprendimus. Ir pati savo leisti priimti savo sprendimus. Toks palengvėjimas tu. Žmonės, kurie tokių technikų nežino, jam čia atrodo, kad čia yra vaidinimas. Aš pilnai tikiu. Vėl eina į galvą. Kodėl eina iš pradžių čia, po to į galvą paduoti? Ne, tai per mus eina du srautai energetiniai. Vienas iš žemės per kulnus, per visą kūną ir viršų, o kitas iš viršaus. Kylantis ir leidžiantis. Ir pas mus, kai būna daug užspaudimų, tai jie būna užspausti. Kai mes tai padirbam, mes atlaisvime ir tai pradeda eiti. Man tai dažniausiai pradeda badyti padus. Toks geras jausmas. Tai reiškia padidėjo energijos srautas arba rankas. Delnus per delnus irgi. Man dabar įdomus jausmas, kai veidas eina šitą pusę, kairė pusė kyla į viršų, pačiai eina žemyn. Tokia. Jo, tai gal pasau, kaip kas jaučia, kai kas per stuburą jaučia, va tau per šonus eina. Kažkaip kairė pusė dabar vis tokia. Kairė pusė tai yra mamos giminė. Moteris. Dešinė pusė atrodo nieko iš viso nevyksta, viskas eina kairiai. A tai šitą... O, dabar ranka tirps. Kas ranka? Pusė. Tirpo, dabar praeidinėti. Buvo visa ranka pradėjo tirpti grinai. Praeina? Šiaip tai neturėtų būti skirtumas tarp dešinės ir kairės pusės, nes mes esam vienas kūnas, vientisas dalykas. Biskį dar jaučiu šitoj vietoj kairiai pusiai, ausis. Čiučiu dar jaučiasi, bet šiaip daugiau visur. Praeina ir šitą. Kas jaučiasi? Toks sunkumas kažkoks tai. Toks nėra pilnai jautru gal. Nejautrumas kažkoks. Net atrodo, norisi padaryti. Gerai, mama, kai aš buvau maža. Mama, kai buvau maža. Tu dažnai mane sudrausmindavai. Galbūt, kai aš tave sunervuodavau, man pasakydavai ne pačius gražiausius žodžius. Galbūt, kaip aš tave sunervuodavau, tu man pasakydavai ne pačius gražiausius žodžius. Dabar, kai aš jau pati esu mama,
Dabar, kai aš jau pati esu mama, Aš suprantu, kad tai buvo, žodį parink pati. Aš kaip vyras man sunku parinkti. aš suprantu, kad tai buvo, kad tu tiesiog nežinojai kitokio būdo, kaip elgtis. Kai buvau maža, aš pykdavau ir nenorėjau Kai buvau maža, aš pykdavau. Nenorėjau ko? girdėti tokių žodžių iš mamos. Nenorėjau girdėti tokių žodžių iš mamos. Dabar aš jau didelį ir suprantu. Dabar aš jau didelė ir suprantu. Ir priimu su padėka visą tai, ką tu man davei. Ir priimu su padėka visą tai, ką tu man davei. Ačiū. Ačiū. Duodam iš paskvėpuot, praeit viską. Dabar pusės lyginas. Dar gali tas lyginimas įsivykti dar dieną, dvi. Kartais būna 3-4 dienos prasės įvyksta. Nes, fizinis pasaulis yra labai inertiškas. Jeigu ten metafizinis pasaulis, ten viskas labai greitai vyksta ir ten viskas vyksta pagal įstatymus. Fizinis pasaulis yra daugiau niuansų ir daugiau inercijos. Automatiškai vandeniuką šiandien pagersi. Dabar šipsuotis nori. Norisi tai ir šipsokės, tai. Toks net ne tai, kad šipsuoja, toks krizenimas, žinai. A čia jau baimė naujo gyvenimo. Čia baimė gyvenimo? Šiaip tai juokas ir krizenimas, tai yra streso požymis. Jeigu žiūrėti fiziologiškai pagal medicinos vadovėlius. Aha, iš tikrųjų. Aš priimu naują savo versiją. Aš priimu naują savo versiją. Ir leidžiu būti savo naujam, kaip čia išreikšti geriau. Iš esmės užtenka priimti savo naują versiją. Ir jinai man patinka. Jinai man patinka. Aš jaučiuosi ir ko ten, laiminga, linksma, mylima, mylinti. Čia jau pati gali, kad kas ateina į galvą. Aš jaučiuosi pati laiminga, mylima, mylinti, sveika, lanksti, visa kokia aš noriu būti. Visokiausia. Ir save priimu. Visokiausia. Jo, priimi savo naują gyvenimą ir naują versiją. Nes mes... Priimu savo naują gyvenimą. Nesvarbu, mes ar kažką darom gyvenime, mes vis tiek kasdien keičiam. Jeigu mes nieko nedarom, mes degraduojam. Jeigu kažką darom, stovim vietoje. Jeigu daugiau darom, einam į priekį. Mūsų versija vis laik keičiasi. Nes žemė sukasi ratu. Norim mes to ar nedorim. Kažkas sensta, kažkas bręsta, kad ir nieko nedaro. Taip, kad mėlėjai, mūsų versija vis laik keičiasi. Geriau, aišku, priimti visą laiką naują, geresnę versiją, bet kiekvienas šis priima sprendimą patys. O dabar įdomus jausmas, aš dabar jaučiuosi kaip kokių 4 metų, atsėdžiu ant kėdės, kojom tabaluoju. Man atrodo, šiai dienai užteks. Kas įdomiausia, kad net nėra namų darbų, ką tau duoti savaitę. Man atrodo, pasidžiaugti šitą savo naują versiją. Priimti viską, ką dabar tau duos gyvenimas. Ir tada, manau, kitą trečiadienį, jeigu pas man bus ryšys ir pas tau bus ryšys, tada pratęsim. Nors būna žmonės, kad jie išsigąsta, praeitas sezonas, visas toks žmogus gauna kažkokį tai keletą pagerėjimų gyvenimuose, ups, kažkas ne taip, pripratęs gyventi pusiau subinėje, čia taip nelabai jau. Nes mes iš tikrųjų bijom. Mes iš tikrųjų bijom būti laimingi. Mes savo neleidžiam būti laimingi. Nei mes savo leidžiam mylėti, nei leidžiam būti mylimais. Mesgi meilę suprantam, kaip mums parodo filmuose ir glensiniuose žurnaluose. Dabar ne glensiniai žurnalai, Instagramas, TikTokas ir Facebookas. Viskas yra kitaip gyvenime. Taip, kad džiaukis gyvenimu.
Tada Ačiū tau. ilsėkis ir tada Žinai, susitiksim. kaip yra. Aha. Atrodo, žinai, kaip atrodo, tu viską žinai, bet kažkodėl nedarai. Ne, tai paprastai man kaip būdavo rašydavo, duok naujų technikų. Sakau, nu ir ką? Nu, pasau geras technikas. A padarei, nu tu duok naujų technikų. Manokit, nežinojimas keičia gyvenimą. Geriau nežinoti ir daryti, nieko nežinoti ir daryti, negu daug žinoti ir nieko nedaryti. Būtent. A dabar tau Tikrai taip. džiaugtis gyventi, dabar tau daug nieko daryti nereikia. Artimiausias 3-4 dienas tai tikrai. Ok. Iki. Iki. Ačiū tau. Ačiū labai už dabartinę būseną. Ačiū. Nebetrūkdam tau džiaugtis gyvenimu. Iki. Jo, dabar galima atsijungti. Tai, kad, mėlyje, matot, kiek nedaug reikia, kad pasikeistų jūsų būsena. Kiek mes jau užtrukom? 42 minutės. Dar turiu dabar, kad aš pasijungiau vėlai. Realiai pusvalandis. Kai kam daugiau, kai kam mažiau. Patys spręskite. Norit savo gyvenimus keisti ar ne? Kas norit, mano telegramą žinot, kur parašyti, kas drąsūs ir norit pakeisti. Aš ir su jumis atsisveikinu. Iki kitų besikeičių gyvenimų nuostabių.